Labas visoms, susitinkame antroje pamokoje klasikinio reglano pagonai megztuko mezgime. Antroje pamokoje, ji truks neilgai, aš parodysiu, kaip darau įgilinimą. Įgilinimas bet kuriam megztuke yra labai svarbi dalis, kadangi nedarant įgilinimo mes paliktumėm vienodame aukštyje priekį ir nugarą, ko pasekoje nešiojant jums tiesiog priekinė megztuko dalis kiltų į viršų. Tai būtent įgilinimas yra labai svarbu. Aš kaip ir pirmoje pamokoje minėjau, aš nedarau skaičiavimų kažkokių tai. Iš esmės jie yra ir būna daromi ir tikrai yra begalės pamokų YouTube kanale, kur galite rasti, ne viena kalba yra, kaip galima išsiskaičiuoti, kiek reikėtų daryti eilių įgilinimo. Aš to nedarau, aš darau, galima sakyti, iš akies, tai tiesiog aš jums noriu parodyti, kaip tai darau aš. Ir tai darau kiekvienam megztuke identiškai vienodai visiems savo megztukams. Ne tik savo, bet tiek savo megzdama, tiek vyrui, tiek vaikui, tai darau vienodai. Tai dabar mes pereisime prie schemos, kuri bus iš viršaus. Tai iš esmės mes dabar kalbėsime, čia vyriškas megztukas, moteriškas, mes kalbėsime būtent apie va šią dalį, būtent štai tiek iš esmės mes šiandien numegsime. Kitoje pamokoje paliksiu likusią peties dalį ir rankovių dalį. Tai bus tas visas ta pilna reglano pagonai dalis. Šiandien mes tik tai padarysime įgilinimą. Tai pereiname prie schemos, kuri yra iš viršaus. Čia mūsų yra pradžia. Tai aš galiu parodyti, kad jums įsivaizduoti vizualiai. Tai būtent yra štai taip atrodo mūsų schema. Mūsų pradžia čia. Čia bus vienas petys, nugara, kitas petys ir priekis. Tai dar trumpai pakalbėsiu, ką mes čia matome. Schemą būtent pabraižiau jums. Aš šią schemą iš esmės nebesivadovauju, nes darant įgilinimą, kai mes darysime eiles pirmin atgal, tai jau tos akis paskutinės, kurias mes apsuksime siūlą, jos taps dvigubomis, man jau jos yra kaip tokie žymekliai pačiame mezginyje, todėl aš nesižymiu. Nei schemų darau, nei žymeklių papildomai deduosi. Tai tiesiog šiek tiek dar trumpai parodau, ką mes čia matome. Tai ant virbalų yra 88 akis. Pečių linijai aš moterišką megztuke palikau 8 akis, po 8. Iš esmės, taip, jeigu kalbėt visumoje, tai moterišką megztukę įprastai 8-10 akių, kartais 12, priklausomai nuo siūlo storio. O vyriška megztukė nuo 10 iki 12 gali būti ir 14 akių. Vėlgi tai priklauso nuo megztuko storio. Taip pat ir šios dalies matematika tikrai yra. Tokias pamokas taip pat galite matyti ir rasti YouTube, bet aš tiesiog vizualiai matavimosi būdu palieku tiek akių. Tai kadangi pas mus pečių linijai yra po 8, tai priekių ir nugarai lieka po 36. Po lygiai akių dėl to, kad įgilinimą mes darysim tik tai priekinėje dalyje. Aš niekada nedarau apsisukimų ir įgilinimo būtent pečių linijoje. Čia jų nedarau. Kitos tikrai tai daro, netgi ir pradeda nuo galo, nuo šitos dalies. Aš tai nedarau, aš iš esmės, kai darau klasikinį reglaną pagonai, aš būtent apsisukimus pradedu nuo priekio. Čia jums irgi vaizdžiai aš parodžiau, kaip aš tai darau, tai šį kartą pas man bus 6 apsisukimai, viso 12 eilių ir darysim 4 kartus kas 2 ir 2 kartus kas 1 eilę. Dar šiek tiek apie patį klasikinį reglaną pagonai, tai jisai klasikinis yra tom, kad pridedama akis yra kiekvienoje eilėje
iš abiejų pusių, ne kas antroje, kaip tai būtų 4 takelių reglano. Ir būtent šioji pečių linija turi būti iki peties pabaigos. Kai petys jau nulinksta, tai iki jo. Nes tai ir yra tas vadinamas klasikinis pagonas. Nors žinoma, jeigu jūs norite, jūs galite daryti ir ilgesnį, jeigu jums būtent tas modelis yra gražus, būkit pačios savo dizaineris. Aš tiesiog jums noriu papasakoti šį modelį, kokį aš mezgiau būtent vyriškam megztukam, kokį mezgiu moteriškam ir įprastai, kai mezgu klasikinio reglano pagonai modelį, tai aš būtent mezgu taip. Dar būna klausimų, ar aš jau kai darau įgilinimą, ar ir iš karto darau pagono liniją. Taip, iš karto. Pirma eilė yra būtent žymeklių susidėjimo eilė. Susižymiu, kur bus būtent pečių linija. Ir jau nuo antros eilės aš pradedu megzti ir darau ir pridėjimus, ir jau darau apsisukimus, mezgant būtent įgilinimą. Ir kadangi įgilinimas mezgamas grįžtamosiomis eilėmis, kuomet mezgame išvirkščiomis akimis, tai ir toj išvirkščioj pusėje, toj blogojoj pusėje aš taip pat darau pridėjimus. Tai šioj daly jau mums reikės dar papildomai 3 žymeklių. Aš tikrai turiu, aš naudoju žymeklius, nes nesinori kažkaip pamesti tos vietos, kuomet pridedam ir, pavyzdžiui, netinkamo vietoj pridėti, tai kad netektų ardyti, tai aš žymeklius naudoju. Visoj būtent reglano dalyje yra naudojami žymekliai. Taip, tai dabar pradėkim, ir pirma mūsų eilė bus būtent susidėti žymeklius mezginyje. Tai kaip ir pagal schemą, taip. Pradedam čia, mūsų čia yra žymeklio vieta ir 8 dabar mezgame gerąsias akis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įsidedam žymeklį, tuomet 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir mezgame iki šios vietos. Taip, nugaros dalį numezgiam, toliau kabiname žymeklį, mezgame vėl 8 akis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vėl kabiname žymeklį. Ir mezgame likusias priekio 36 akis. Ir susitinkame šioje vietoje. Na štai, pramezgėme pirmą eilę. Galima ją vadinti nulinę eilę, kadangi joje mes jokių pakeitimų nedarėm, tik tai susidėjom žymeklius. Na ir dabar pradedame būtent jau įgilinimą daryti ir pečių liniją. Tai aš jau iš karto pradedu daryti pridėjimą akies, nors kaip ir mūsų eilės pradžia yra čia, pirmoji akis būtent yra po žymeklio, bet aš pridedu akį jau būtent iš karto. Taip, tai pridedam akį, aš pridėjimą beje darau būtent iš šios, kur yra tarp akių siūlas, tai būtent iš jo aš iš esmės darau visuose reglanuose taip pat, nesvarbu kokį mezgu, jeigu man reikia pridėti akis, platinti, tai būtent aš tai pridėjimą darau. Dabar mezgame 8 pečių linijos akis. Perkeliame žymeklį, vėl pakeliame siūlą. Ir kryžminiai sukryžiavus ją permezgam. Taip, pridėjome. Dabar mezgame pilnai visą nugarą. Štai kaip matote, taip. Mes buvome čia, čia numezgėm, čia esam, dabar mezgam pilnai visą nugarą ir megzime kitą peties dalį. Tai dabar susitinkame šioje vietoje. Taip, esame čia.
Štai mūsų žymeklis. Ir vėl pridedam akį pradžioje, perkeliam žymeklį, mezgame 8 akis, pečių linijos. Štai, perkeliame žymeklį, pridedame akį. Ir 1, 2. Štai esame čia. Štai čia. Ties pirmu apsisukimu. Apsisukam. Tai dabar mes negalime tiesiog paimti, paprastai perkelti akies ir megzti toliau, kadangi pas mus bus skylė. Tai tam, kad pas mus skylės nebūtų, kai mes perkeliame paprastai akį, lyg megztumėm atgal, taip, mes tą siūlą, kai jis išvirkščias yra, jis į priekį yra virbalų, mes juo apvejam aplink iš viršaus virbalą, kadangi tai yra išvirkščioji dalis, mes virbalą vis tiek grąžiname, kad jis būtų priekyje ir matote iš viengubos, štai visos kitos viengubos, šioji akis tapo dviguba. Ir mezgame toliau. 1, 2, tuomet pridėjimą darome, nes mūsų prasideda būtent pečių linija, mezgame pečių liniją, 8 akis, išvirkščiom, perkeliame žymeklį, pridedame, štai, ir dabar mezgame pilnai nugarą, iki, čia vėl pridėsime ir susitinkame čia. Dar žinote, ne čia susitinkame, o susitinkame čia, šitoj vietoje. Štai, susitikome jau šioje vietoje, kur yra kraštinis žymeklis. Aš tik padariau jau vieną pridėjimą. Ir dabar mums iš esmės reikėtų po 2 akių apsisukti, bet prisimenat, kad mes šią akį pridėjom pačią pirmą. Čia mūsų buvo pati pirmoji, būtent pridėtoji akis prieš žymeklį. Tai jos mes neskaičiuojame ir dabar skaičiuojam 1, 2. Tai iš esmės gaunasi po 4 akių, ne po 2, o po 4. Jeigu mes šitų pridėjimų kiekvienoje eilėje būtumėm nedarę, tai būtų pas mus būtent ir buvę po 2 akių, kaip ir darėme būtent čia. Taip, dabar apsisukom ir kaip darome gerojoje pusėje. Tai štai, jeigu mes imtumėm ir paprastai perkeltumėm akį, tai taip pat kaip ir prieš tai rodžiau, liktų skylė. Tai kad taip nebūtų, kad būtų gražu, aš darau taip. Šiek tiek padidinsiu tą akį, kad jūs matytumėt. Aš virbalą dešinės rankos kišu būtent į tą akį, bet būtent į viršų. Štai. Va taip, nėra tarp jų siūlo. Aš įkišau į tą akį, ją perkeliu ir užtraukiu siūlą gale. Štai. Ir ji irgi tapo dviguba. Ir dabar mezgu toliau. Čia žinokite, galit biškį taip šiek tiek ir stipriau, kad nebūtų jokių skylių, kad viskas gražiai gultų. Toliau vėl pridedam prie žymeklį. Taip, mes galime čia jau pasižymėti, kad mes čia irgi apsisukome. Čia jau irgi apsisukome ir dabar jau busim čia. Keliaujam iki šio taško. Dėl ko aš sakiau, kad man nereikia žymeklių, nes dabar jau kaip ir mes tokius 2 žymeklius turime. Vienoj pusėje ir kitoj pusėje. Tai tos dvigubos akys mums tokie nebylus žymekliai, tokie mezginio paties žymekliai, kurie mums neleis jų praleisti ir nuo jų skaičiuoti, kiek mums reikia dar numegzti akių, kad vėl apsisukti.
Tai dėl to aš kaip ir nesidedu jokių žymeklių, aš nesirašau jokių schemų, nes jau man pats mezginys būtent tos dvigubos akys ir parodo tą būtent, kur reikia apsisukti. Tai dabar mezgame ir susitiksime prie trečio apsisukimo. Na štai, mes esame iš esmės šioje vietoje. Tai dabar pasižiūrėkit, mes pečių liniją numezgėm, tuomet padarėm pridėjimą, mezgame ir žiūrėkite, yra dviguba akis. Taip, mes ją iš vidaus. Jos sunku nepastebėti. Išmezgame, patraukiame šiek tiek ir 1, 2. Štai. Ir darome vėl apsisukimą ir vėl tą patį. Tai dabar susitinkame, šį išmezgėme, dabar susitinkame jau šioje vietoje. Nepamirštame visur daryti pridėjimus. Taip, susitikome mes grįždamos jau atgal, būtent esame šioje vietoje. Ir dabar aš noriu jums parodyti, kaip atrodo toji dviguba akis. Štai, žiūrėkite. Čia mūsų pirmas buvo apsisukimas. Ji tikrai akivaizdžiai matosi ir mes ją išmezgame išvirkščią. Patraukiame ir dar +2. Tai kaip ir sakiau, tikrai jos matosi tos būtent dvigubos akys. Tai iš esmės dėl ko man ir nereikia jokių papildomų žymeklių ar kažkokių tai schemų braižytis, nes jau man pats mezginys diktuoja būtent, kur reikia apsisukti. Na ir ką? Ir dabar vėl grįžtame atgal, mezgame dabar. Galim pasižymėti, padarėm ir čia antrą apsisukimą ir dabar mezgame pirmyn atgal tiek, kiek jums reikia. Aš megsiu būtent kaip jums šią schemą nubraižiau. Ir dabar jau susitiksime paskutinėme apsisukime, kai išmegsime išvirkščiom akim paskutinį kartą. Apsisukimą, kai darysime jau megsti gerosiomis akimis, čia jau būtent bus mūsų pati paskutinioji eilė įgilinimo. Tai mes, kai megsim, čia darysim pridėjimą, megsim, darysim pridėjimą, megsim, čia vėl pridėsim, megsim, čia pridėsim. Ir tada jau turėsim pramegsti iki galo, kur mūsų pradžia. Štai čia. Bet dėl ko aš ją noriu eilę parodyti, dėl to, kad mes sutiksim būtent šias dvi išvirkščias akis. Tai tiesiog staptelsim čia, kad jūs nepraleistumėte ir parodysiu, kaip jos atrodo ir mūsų bus įgilinimo pabaiga. Tai dabar mezgame kiekvieną savo. Tai iš esmės dabar susitiksime būtent va šiam taške ir parodysiu, kaip numezgama paskutinė eilė. Taip, tai numezgėm pilnai visą įgilinimą ir dabar susitikome šitoje dalyje, šioje vietoje. Padarome paskutinį apsisukimą ir dabar mezgame pačią paskutinę įgilinimo eilę. Tai kaip ir sakiau, mes turim numegzti pilnai, ta visa pilna paskutinė eilė bus nuo čia ir pilnai iki čia. Ne taip, kad mes numezgam čia ir čia, kadangi pradžia čia jau baigiam, ne. Mes turim numegzti tokį pusantrinį ratą. Taip, tai dabar mezgame toliau. Vėl pridedam visur akis, nepraleidžiam, kad visur būtų pridedama, nes čia pridedam pečių linijoje kiekvienoje eilėje. Tai dabar susitinkam jau šitam taške. Čia mūsų buvo apsisukimas, kai mezgėme išvirkščias akis ir kai perinėjom į gerąsias. Štai. Mes susitikome, kur yra dviguba akis, ji yra čia ir dabar galite pasižiūrėti, kita dviguba akis yra čia, štai jos abidvi. Matote, taip? Ši ir ši.
Taip. Tai dabar dvigubą permeskam, patraukiam ir meskame toliau. Iki pat žymeklio dar sutiksime būtent tą dvigubą akį. Štai jie. Išmeskame ir dabar iki pat žymeklio. Nepamirštame pridėti akies ir mūsų įgilinimo dalis yra baigta. Štai. Ir dabar nuimsiu žymeklį, kad parodyt. Štai, žiūrėkit. Jau vaizdas susidaro ir pečių linijos, kaip ir čia, matote, taip. Jau tą vaizdą kaip ir turime, kurį mes nusibraižėme ant popieriaus. Čia irgi pečių linija matosi, ryškėja. Ir taip pat matome, štai žiūrėkite, tokius kaip trikampius, nes būtent šita dalis pas mus ir pailgėjo. Štai čia toks lyg trikampis susidarė ir štai čia trikampis susidarė, nes čia mes dar esame toj kaip ir pirmoji, prieš tai buvo mūsų nulinė, kurią mes numezgėm, kai žymeklį susidėjom eilė, dabar gaunasi vat būtent šitas pats priekis, tai mūsų pirmoji eilė, nes būtent įgilinimo eilės nesiskaičiuoja, nors čia numegzta yra 12 eilių. Štai. Ir matote, koks skirtumas. Čia jau kiek yra ir priekyje kiek yra. Jeigu taip sudėjus, dabar reikėtų jau dabar pereiti man prie standartinio ilgio virbalų, nes akių skaičius padidėjo. Tai dabar taip sudėjus mes matome vaizdą. Štai. Štai. Štai, ką mes gavome. Kai pradėjome megzti, buvo sudėta kartu, štai taip, o dabar mes turime vaizdą štai tokį. Jeigu jums reikia dar didesnio įgilinimo, tai galite dar numegzti. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir ate.